Čia Energy Digest – tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 34-oji 2020 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Didžiausias vėjo elektros supirkimo sandoris Baltijos šalyse į regioną padėjo prisivilioti General Electric. Lietuviams atsivėrė dar viena niša Lenkijos rinkoje, o Gipalgyje sėkmingai patiesta po Nemunu. Iš tokių vidutinių naujienų, streikai Baltarusijos įmonėse kėsinasi mažinti krovą Klaipėdoje, o koronavirusas įsimetė į didžiausią Estijos naftos skalūnų kasyklą. Be visų šių dalykų, Baltarusija į pirmą Astravo atominės elektrinės reaktorių sukrovė branduolinį kurą, o Achemos grupė įsteigė bendrovę investicijoms į jūros vėją. Štai papunkčiui. Niekas negalės virkti mūsų politinės valios. Jungti su europiniais elektros tinklais. Yra turėti kiek įmanoma žemesnį kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. E-energija, be subsidijų vystanti 68,9 MW galios vėjo parkų projektą Telšiuose, rado jam elektros pirkėją ir prisiviliojo investuotoją. Pirmąjį parko veiklos dešimtmetį vėjo jėgainių pagamintą elektrą pirks Estijos ST Energija. Bendrovės praeitą savaitę pasirašė elektros pirkimo sutartį. Tikimasi, kad parkas pagamins 235 GWh elektros per metus ir pagal šį rodiklį bus didžiausias Lietuvoje. Pažymima, kad tai didžiausias kada sudarytas elektros pirkimo sandoris Baltijos šalyse. Ta pat savaitę taip pat pranešta, kad JAV energetikos milžinė General Electric įsigijo 20,13% įmonės Green Charge akcijų. Pastaroji valdo šį Telšių vėjo parką vystančią bendrovę LVS. Anksčiau skelbta, kad projekto vertė siekia 70 milijonų eurų. Tai reiškia, kad amerikiečių investicija galėtų siekti apie 14 milijonų eurų. Konkurencijos taryba leidimą e-energijos sandoriui su Nyderlanduose registruota GE Capital Global Energy Investments suteikė praėjusią savaitę. Amerikiečių bendrovė, kaip anksčiau skelbta, parkui patieks 13 5,3 MW galios Cypress vėjo turbinų. Be to, ji prižiūrės parko projektą bei ketvirtį amžiaus užsiims jėgainių priežiūrą. Tai pirmoji tokia JAV energetikos milžinės investicija Lietuvoje. Parkas pradėtas statyti birželį. Veiklą jis turėtų pradėti 2022 metais. Baltarusijoje pradėjo streikuoti Aleksandro Lukašenkos režimu nepatenkinti gamyklų darbuotojai. Tai suneramino Klaipėdos uosto bendrovės. Apie trečdalis visų uosto krovinių yra baltarusiški, o bent viena uosto bendrovė, Birių krovinių terminalas, krauna beveik išimtinai Belarus-Kali trąšas. Krovos sumažėjimas Klaipėdoje atsilieptų juos pervežantiems Lietuvos geležinkeliams. Kol kas krovinių srautai anot susisiekimo ministerijos nekinta. Per Klaipėdos uostą naftos produktus eksportuojančios ir naftą importuojančios Baltarusijos perdirbimo gamyklos veiklos dar nestabdė. Tačiau pranešama, kad Mozyriaus naftos perdirbimo gamykloje jau buvo renkami darbuotojų parašai dėl streiko. Jis gali būti paskelbtas netrukus. Streikas Naftan naftos perdirbimo gamykloje Novopolocke gali prasidėti rugpjūčio 29-ąją. Estijoje savaitė uždaryta didžiausia šalyje naftos skalūnų kasykla. 12 iš 18 tirtų kalnakasių buvo nustatytas užsikrėtimas SARS-CoV-2 virusu. Kontakto neturėję darbuotojai yra nukreipiami į kitas kasyklas, bet kasybos stabdymas atsilieps 700 ST Energijos ir susijusių bendrovių darbuotojų. Anot bendrovės visgi, esminės įtakos koncerno veiklai tai nepadarys. Tolesni sprendimai dėl susidariusios situacijos bus priimami šią savaitę. Tai ne pirmas toks protrūkis regione. Lenkams dėl viruso birželį teko laikinai uždaryti 12 anglies kasyklų Silezijoje. Dėl to kilęs Lenkijos kalnakasių profsąjungų ir valdžios ginčas paryškino šioje pramonės šakoje tvyrančią įtampą. Nei Varšuva, nei Talinas neturi aiškios vizijos, kaip bus atsikratoma nacionalinėmis vertybėmis laikomų itin taršių ūkio šakų. Estai yra pasižadėję nebekenkti klimatui 2050 metais. Lenkija, kita vertus, yra vienintelė to nepadariusi ES šalis. Baltarusija skelbia sukrovę branduolinį kurą į pirmąjį Astravo atominės elektrinės reaktorių ir šiuo metu atliekantis sutankinimo procedūras. Dabar šalies reguliuotojas laukia signalų iš statytojos, kad ši yra pasirengusi antram fizikinio paleidimo etapui. Kol kas šių bandymų metu elektra gaminama nebus. Baltarusijos energetikos ministerija neigia, kad jėgainės darbą paveikia Baltarusijoje vykstantis masiniai streikai. Anot jos, streiką surengė, arba kaip teigia ministerija, su vadovybė susitikimą surengė tik statybos darbus jėgainės teritorijoje atliekantis Grodno Promstroj statybininkai.
Koncernas Achemos grupė įsteigė bendrovės Smeltės vėjų jėgainės. Ši įmonė ketina įgyvendinti jūrinio vėjo energetikos projektus. Tai yra, tikimas investuoti į planuojamą 700 MW galios jūros vėjo parką Lietuvoje. Bendrovė teigia burianti komandą ir ieškanti potencialių investicijų partnerių. Privataus verslo dalyvavimo projekte sąlygos dar nėra paskelbtos, tačiau energetikos ministras yra išsakęs viltį pritraukti iki 1 milijardo eurų investicijų. Achemos grupė taip pat anksčiau skelbė planuojantį užsiimti vėjo jėgainių jūroje priežiūrą. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius Litgrid pasirašė susitarimą su kolegomis Lenkijoje PSE, leisiantį Lietuvos bendrovėms dalyvauti kaiminės galios mechanizmo aukcionuose. Tai yra aukcionuose, kuriuose PSE sieks užsitikrinti elektros sistemai reikalingus elektros gamybos pajėgumus 2025 metams. Išankstinis aukcionas, skirtas Lietuvos tiekėjams, vyks rugpjūčio 24 dieną. Jame atrinktos bendrovės dalyvaus kvalifikacinėje pagrindinio aukciono atrankoje. Šiam etapui paraiškų bus laukiama ne vėliau kaip rugsėjo 16 dieną. Ir galiausiai, Lietuvos ir Lenkijos dujotiekio GIPL projektą vykdanti Amber Grid pranešė sėkmingai nutiesusi pirmąją 750 metrų ilgio dujotiekio giją po Nemunu. Antroji turėtų būti patiesta rugsėjį. Kryptinio gręžimo darbus atlieka vokiečių bendrovė LMR Drilling. Šiuo metu jau suvirinta 100 iš 165 km dujotiekio atkarpų. Tiek dujotiekio planuota iki šių metų pabaigos nutiesti. Anot projekto įgyvendintojų jau atlikta beveik 40% visų tiesimo darbų. Dujotiekis turėtų būti užbaigtas kitąmet. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Prašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.